Ar apsimoka rekonstruoti, renovuoti seną namą, ar geriau seną nugriauti ir iš karto statyti naują? Už mano nugaros yra senas namukas ir prie jo pristatytas naujas namukas. Palyginsim, papasakosiu, kaip daryti geriau. Pradžiai užeikim į seną namuką, iš karto iš vaizdos lyg ir neblogai viskas atrodo, bet kai pradedi gilintis, tai supranti, kad duris ir langus jau norėtųsi pakeisti. Dailylentė irgi jau atrodo šiaip savo, kai pradedi žiūrėti, tai pasirodo dar ir kreiva ir tas labai matosi, kai stogą lyginom, tai va ten yra 0, o per vidurį jau 3 cm viskas pakelta. Neišeina vien paprastai grebestuot, turi lygintis, tampytis virvutės, viskas automatiškai daugiau kainuoja. Užėjus į vidų matom seno karkaso tokį vaizdą, matot senas lentas, matot naujas lentas, matot vatą. Kad sudėt vatą, kad jinai nekristų, mes dar turime įdėti papildomai lentas. Perdanga vėlgi, atstumas, nežinau, 80 cm tarp atramių. Reiks paskui galvoti, kaip čia ką toliau daryti. Perdanga sena buvo daryta ant polių, vėlgi viskas kreiva, viską reikia lyginti, naujai dedamos lentos, dedama vata, dedama plokštė. Iš esmės, tai, kas čia viduje buvo padaryta, beveik viskas daroma naujai ir daug sudėtingiau, negu tai būtų padarant naują konstrukciją. O čia turim naują namelį ir vaizdas iš karto visai kitoks. Pasižiūrim gegnės, pasižiūrim grebiestus, viskas lygų, gražu, dailylentė nauja, graži. Ten, kur sena bus palikta ir aš nežinau, man tai atrodo šiaip sau, kad jinai bus palikta, bet užsakovas taip nusprendė, taip ir bus. Na ir čia žiūrim šukuotą dailylentę, vėlgi nauja, graži. Užeisim į vidų. Na, viduj dabar, aišku, kai statybos labai gražaus vaizdo nėra, bet bent jau viskas lygų. Dar palyginkim, kaip atrodo viskas iš galo. Čia nauja dalis, vėlgi viskas gražu, tvarkinga, o ten jau sena dalis prasideda su sena dailylente, netgi ne dailylente, lenta tikriausiai, su kreivokų pakalimu. Ar apsimoka palikti seną, ar geriau nugriauti ir statyti naują, spręskite patys. Pagal kainą turbūt pigiau statyti naują. O šio įrašu dar noriu priminti, kad mes darome ir tokius darbus, ne vien naujus namus statom. Ačiū už dėmesį, iki kitų susimatymų.